Sveiki, aš esu Roberta iš Fantazarium Dreadai ir šiandien aš jums papasakosiu apie fake dreadus arba dar kitaip vadinamus laikinus dreadus. Fake dreadai tai yra ta pačia technika suveltas sintetinis plaukų pluoštas arba kitu atveju vilna. Pagrindinis fake dreadų pliusas aišku yra tas, kad tu juos gali įdėti ir išimti, kada panorėjęs, nepadaręs jokios žalos savo plaukams. Fake dreadai būna dviejų rūšių, tai būna arba DE, vadinasi double-ended, kada jis turi du galus ir iš vieno dreado iš tikrųjų gauna du, arba SE, kada yra dreadas, kuris turi vieną galą ir jis turi kilputę, kurios pagalba jis ir tvirtinasi prie jūsų plaukų. Tai fake dreadai tvirtinasi mažomis gumytėmis, štai tokiamis. Gumytės dažniausiai būna peršviečiamas, o norint šiaip atrasti tokį visiškai idealų variantą, kada tu jas paslepi, geriausia naudoti savo dreadų spalvos gumytės, tai jeigu juodi juodas, jeigu šviesų šviesės. Fake dreadai siema labai paprastai, tai tiesiog gumytė, kurioje buvo užtvirtinti, tu nukirpi ir toliau atpini paprastą plaukų kasytę. Po tokio įpinimo plaukai būna visiškai nenukentėję, tarsi tai būtų tiesiog plaukas supintas į kasytes. Kada fake dreadai yra padaryti su vašelio technika, tai yra ta tekstūra, kuri visiškai nesiskiria nuo jūsų plaukų. Tokius dreadus galima panašiojus, apsisprendus, kad tu nori visgi tikrų dreadų, tokius dreadus mes galime panaudoti kaip papildomą prailginimą. Labai dažnai internete galima rasti dreadų, kurie yra nevelti vašeliu ir jie atrodo šiek tiek kitaip. Tai tokie dreadai yra padaryti tiesiog suveliant sintetinį plaukų pluoštą ir jį iškaitinant karštais garais. Jie išsitampo, iširsta ir tu negali jų privelti, nes naudojant vašelį jie pradeda tiesiog trauktis ir pats dreadas praranda savo formą. Dar būna fake dreadai velti iš vilnos. Tokius dreadus vėliau mes galime panaudoti kaip papildomą ilgį, tačiau tai bus labai laikinas variantas, kadangi vilna neturi tokio gero sukibimo su plauku kaip plaukų pluoštas. Jinai gali greičiau nuslinkti ir taip pačiai vilna susidėvi, tai kiekvienas įkalbimas jam labiau nudėvi, nuplauna ir ta vilna išsitampo. Štai tiek apie fake dreadus ir ačiū, kad žiūrėjote. Sekantis mūsų video bus apie fake dreadų įpinimą ir išpinimą. Iki!